Labadiena, gerbėmi visaginiečiai. Praėjo savaitė ir aišku papasakosiu, kas toj savaitėje buvo įsimintino, atsakysiu į klausimus. Viena iš tikrai gerų naujienų tai, kad mūsų savivaldybė buvo apdovanota šituo tikrai gražiu prizu ir padėka iš Vidaus reikalų ministerijos už sėkmingiausiai įvykdytus projektus iš praeito finansinio periodo. Taigi mes gavome vieną iš 10. 10 projektų buvo per visą Lietuvą atrinkti ir mes gavome šitą prizą už sėkmingiausiai vykdytas projektus, už vieną iš jų, tai yra klasterio projektą. Naudodamasis progą tikrai noriu ir viešai padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie šitos idėjos, prisidėjo prie idėjos realizavimo, pačio projekto realizavimo. Dar svarbiau tai yra tai, kad kitos savivaldybės, kurios gavo apdovanojimus, jos turėjo galimybę vykdyti tuos projektus daugiau nei 6 metus. Tai reiškia nuo pat finansinio periodo pradžios iki pabaigos, tai yra iki 23 metų pabaigos. Mesgi papuolėme į šį finansavimą jau pabaigoje, kada jau visas finansinis periodas buvo pasibaigęs, liko tik tai įgyvendinimo laikas ir mes pasinaudojame likučiais tų lėšų, kurių nesugebėjo įsisavinti kitos savivaldybės. Ir pasižiūrėkit, kiek padarėme. Iš tų likučių pavyko ir Sedulinos alėją restauruoti, ir autobusų stotį beveik pastatyti, tikiu, tikrai bus užbaigtas šitas projektas, ir pėsčiųjų taką į geležinkelio stotį su visa danga, tikrai tikiu, kad džiaugiatės šituo taku. Ir šitas projektas, kuris yra kultūros centre, tai yra klasterio įgyvendinimas. Visa tai buvo tik iš likučių. Ir dar kartą esu labai dėkingas specialistams, kurie prisidėjo prie tokio efektyvaus projektų įgyvendinimo. Aišku, labai svarbus įvykis šią savaitę tai buvo taryba. Taryba buvo įsimintina. Maža to, kad 10 ryto pradėjom, užbaigėm 17 valandą. Tai yra praktiškai visą dieną svarstėme klausimus ir iš esmės, ir mano supratimu, toli gražu ne iš esmės, tačiau pagrindiniai projektai, kurie labai reikalingi miestui, yra priimti ir aš dėl to džiaugiuosi. Aišku, yra ir projektas, tai yra sprendimas, kuris buvo priimtas dėl tarybos darbo reglamento. Jisai tikrai labai liūdina. Ir liūdina ne todėl, kad jisai visiškai dalim nelogiškas, negalimas. Jisai prieštarauja teisininkų nuomonė, jisai prieštarauja vyriausybės atstovo nuomonė. Tai jisai prieštarauja ir tiesiog elementariai logikai, kaip tokie sprendimai, kaip kad taryba gali susirinkti tik antradieniais. Niekas negali paaiškinti, kodėl tik antradieniais. Kodėl, jeigu reikia susirinkti miesto labui ne antradienį, kodėl to negalima bus padaryti. Kodėl priimtas sprendimas, kad miesto biudžeto korektūros galimos tik tai vieną kartą į ketvirtį. Ką darysim, jeigu gausim finansavimą ir reikės mūsų biudžetiniam įstaigom ar viešosios įstaigom atlyginimams ar pakelti, ar įsteigti daugiau kažkokių tai paslaugų. Mes lauksim ketvirtį, tegu žmonės tiesiog laukia, nes mums, tarybos nariams, aš aišku taip utruoju, nepatogu susirinkinėti. Mes norim tik antradieniais, mes norim sunkius klausimus tik tai vieną kartą į 3 mėnesius svarstyti, kaip taip atsitinka. Bet svarbu, kad jeigu neatėjom ir nedirbom, tai tada mūsų atlygį mažinkite tik 10%. O ne taip, kaip įstatymas nusako.
proporcingai. Jeigu buvo tarybos posėdis vienas, buvo vienas komitetas, vadinasi, neatėjot į vieną, mažinamas atlygis perpus. Ne, padarykite, kad mums būtų tik po 10% mažinamas. Taigi, gana keisti sprendimai ir labai liūdina kita, kad visi šitie sprendimai prie visų prisidengimų kažkokių veda tik prie vieno, kad tas, kas buvo rinkimų metu žadama, dirbsime vardan miesto, tai pasirodo, reglamentą priimam tik tai savo. Miesto labui čia nieko nėra. Ir aš tą atvirai sakau ir dabar reikės kažkaip tai spręsti, nes jeigu patvirtinti šitą tokį reglamentą, tai mes net šių metų finansinio periodo neužbaigsim. Nes tam, kad visus finansus užbaigti, reikia metų pabaigos. Metų pabaigoje paskutiniai 2 antradieniai, tai yra 19 diena ir 26, tai 26 diena puikiai suprantame, kad tai yra išeiginė, tai yra Kalėdos, tai yra laisva diena, nesurinksim. 19 dienai niekas nesuspės. Nei ministerijos, nei mūsų administracija. Klausimas, kam? Vardan kokio gėrio miestui priimtas toks reglamentas? Na, tiek to. Aš galvoju, kad vis tiek sugebėsiu kažkaip išspręsti šitą klausimą, nes jį privalome spręsti. Dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Ar galima nuimti tvorą aplink policijos komisariatą ir padaryti tokią kaip kituose Lietuvos miestuose? Arba žalia tvora, arba išvis be tvoros. Kitu atveju tai atrodo kaip kažkas seno, atitrūkusio nuo žmonių ir apleisto. Žinau tiek, kad tai pagal mano informaciją, tai komisariatas tikrai planuoja tokį veiksmą padaryti ir aišku, tai priklauso matyti ir nuo vidaus reikalų ministerijos, kuriai pavaldi ši institucija, tačiau tokį veiksmą mūsų komisariatas galvoja padaryti. Papasakokite apie artimiausios ateities planus dėl mūsų mieste likusių nebaigtų statyti pastatų, jei tokių planų yra. Nebejotinai yra. Aš galiu pasakyti, kad pas mus nebaigtų statyti pastatų yra 35, mano žiniomis. Iš jų 13 priklauso savivaldybei. Taigi dėl tų 13 ir galiu kalbėti, nes galime kalbėti mūsų administracijos priemonėmis tik tai apie tuos veiksmus, kuriuos galime atlikti, tai yra tik tai su savo pastatais. Taigi jau turbūt ir matėte, ir žinote, kad Sidolinos alėjos, tie 2 devynaukščiai jau yra griaunami, pagrindė jau ir nugriauti, sutartis turi pasibaigti gegužės mėnesį. Gegužės mėnesį manau, kad matysime jau sutvarkytą teritoriją. Kiti iš tokių artimiausių darbų, kurie jau vyksta, tai festivalio 6, festivalio 8, šiuo metu ne visiškai priklauso savivaldybei, ten yra ir nuosavybės teise priklausančių butų, taigi tuos žmonės, kuriuos sugebėjome surasti, su jais jau beveik su visais yra pasirašyta pirkimo sutartis, tai mes išperkam tuos butus ir kada išpirksime visus, o jeigu ir nerasime, tai eisime teisminiu keliu pripažinti, kad tai būtų, jeigu neradom savininko, kaip bešeimininkis turtas ir perimti tada savivaldybės nuosavybėn ir tada galėsime vėlgi sutvarkyti ir šiuos pastatus. Aišku, vienas iš būdų tai yra tiesiog privatizuoti, tačiau mūsų mieste tai šiek tiek jaudina ir, kaip sakyt, mane bent neramina, nes tas privatizavimo procesas, jisai yra lengvas, yra paprastas, perduodi, bet problemos neišsprendė. Mes jau matome, kad tikrai yra daug privačių
apleistų pastatų ir mes neturime jokių svertų susitvarkyti su šitais pastatais, nes jie yra privatus. Todėl didinti tą privačių apleistų pastatų kiekį tikrai nesinori, norisi susitvarkyti, kad miestas būtų prižiūrėtas, gražus. O taip pat ir su privačiais asmenėmis kalbamės ir kitą savaitę turiu susitikimą jau dėl pastato, kuris yra Sedalinos alėjoje, čia prie Lidlo ir nuo Visagino gatvės. Taigi kalbėsime, ką privatus asmenys planuoja daryti su šitais pastatais. Kada bus suremontuota švieslentė priešai savivaldybę, kad ji rodytų orą ir laiką iš visų pusių, o ne tik iš savivaldybės pusės, pastato pusės. Suremontuota greičiausiai ji nebus, kadangi ji remontuojama labai dažnai ir labai dažnai genda ir specialistai sako, kad tai jau praktiškai tampa neremontuotinas daiktas ir taip, kartais atrodo, kad iš savivaldybės pusės rodo laiką, bet gana dažnas atvejis ir net iš savivaldybės pusės nerodo to laiko. Todėl priimtas sprendimas visgi ją pakeisti į naują švieslentę. Tos lėšos jau yra numatytos kitų metų biudžete. Jeigu taryba biudžetą patvirtins su visom šitom lėšom, tai kitais metais bus pakeista ir švieslentė. Ar tiesa, kad mūsų mieste bus statomas McDonald's? Labai pozityvus klausimas, toks suteikiantis, kad galbūt kažkas žino, kad ateina kažkokios investicijos į miestą. Deja, galiu pasakyti, nesu girdėjęs apie tai, kad McDonald's ateitų į miestą. Tačiau jeigu žinote, kad yra domimasi, tai prašome kreiptis, viską padarysime, kad investicijos į mūsų miestą ateitų. Labai tikiuosi, kad aptardami kitų metų biudžetą nepamiršite apie žadėtą aikštelę šunims pirmame mikrorajone. Tai ne tik, kad nepamiršau, bet biudžeto projekte jau dabar yra numatytos lėšos kitų metų biudžete, turiu omeny. Aišku, jisai nepatvirtintas, jeigu taryba visgi patvirtins biudžetą, tai tos lėšos jau yra suplanuotos. Ar šią žiemą mieste veiks čiuožykla? Žiūrint apie ką kalbame, jeigu ta čiuožykla, kuri ant ledo, tai čia jau daugiau miesto aktyvų žmonės tą padaro. Jeigu kalbam apie tą čiuožyklą, kada kalbėjau ir aš ne vieną kartą, kad būtų gražu užlieti atskirai kažkur čiuožyklą, tai greičiausiai taip jau išeina, kad niekaip neišeina. Taigi, nes ne nuo mūsų priklausančių priežasčių, tai tikrai geri speigai ir šaltis ir galėtumėm užlieti, tai savaitė praeina, jau toj pat pliusinės temperatūros, tos žiemos tokios tapo, kaip sakyti, svyruojančios nuo pliuso iki minuso, kad greičiausiai to daryti tiesiog neišeina. Kodėl plotas prie parduotuvės Norfa adresu Taikos prospektas 10 nėra nuvalytas nuo sniego ir pabarstytas smėliu? Taigi, galiu pasakyti tik tiek, kad specialistai įspėja visus savininkus, kad jie privalo nusivalyti, nes prie visų šitų didžiųjų parduotuvių plotai yra parduotuvėms priklausantis plotai ir tą turėtų daryti ir valyti šitos sklypus patys tų parduotuvių savininkai. Sedalinos alėjoje įrengti konteineriai gyvūnų ekskrementams, kas valys jų turinį, o gal galima tokius konteinerius įrengti kitose miesto vietose. Pradėsiu nuo galo. Tikrai būtų galima ir matyti įrenginėsime, kas valys, tai viskas aišku, tie, kurie valo ir dabar viešose vietose visas urnas, tai jie yra atsakingi valyti, bet matome problemą ne tame, kad kas valys, o visgi mūsų gyventojų sąmoningume. Nes didžiąja dalimi šitos urnos užpildytos buitinėmis šiukšlėmis. Kas pasako žmogui, kad ant konteinerio aiškiai matoma, kad tai yra ekskrementams, kodėl jis deda į tą urną buitinės atliekas,
man asmeniškai nėra suprantama. Todėl kreipiuosi, būkit sąmoningesni. Visgi, jeigu mes darome, kad mūsų miestas būtų gražesnis, patogesnis, tai palaikykime tai. Kam reikia mesti buitinės atliekas į konteinerį, kuris skirtas gyvūnų ekskrementams? Galų gale supraskite, kad ir sutvarko visą tai žmonės, jiems reikia tada pradėti rūšiuoti visą tą ir tai kelia mūsų darbo sąnaudas ir taip toliau. Taip, kad pamastykime apie tai. Kada Visagine bus įrengti konteineriai maisto atliekoms ir ar dėl to nepadidės šiukšlių rinkliava? Dėl šiukšlių rinkliavos negaliu atsakyti į šitą klausimą, kadangi jį labai priklausys nuo Verto, tai yra valstybinės energetikos ir kainų komisijos, kuri nustato įkainius. Jos kol kas nėra visam Utenos regionui, tai atsiradus bus ir aišku, kiek ir kaip, ar įtakos, ar neįtakos šį tarifą. Pagal įstatymą nuo 2024 metų sausio 1 dienos mes jau turėtumėm rinkti maisto atliekas. Nesu tvirtai įsitikinęs, kad tą iš karto ar pradėsime, kiek esame tam pasiruošę, tačiau privalėsime tą daryti ir tą tikrai darysime. Taigi, į visus klausimus atsakiau, priekyje tikrai daug švenčių. Viena iš tikrai svarbių įsimintinų švenčių, tai yra miesto eglutės įžiebimas ir aišku, pagalvoti apie tai, kokius kitus metus planuojame. Taip, kad tikrai linksmos jums šventės, gerų išeiginių ir viskas bus pas mus gerai.